Sveiki, jaunieji gydytojai. Su jumis vėl jaunųjų gydytojų aktyvas. Turime šį kartą Simoną, mūsų valdybos pirmininkė. Labas, Simona. Labas, Martynai ir kiti jaunieji gydytojai. Ir turim Karolį, mūsų valdybos narį ir LSMU rezidentų tarybos pirmininką. Sveikas, Karolį. Sveiki visi. Šiandienos mūsų tikslas yra pakalbėti su jumis visais apie labai svarbų klausimą. Tai yra rezidentų ir studentų statusą, dabartinę jo būklę, jo teikiamą naudą ir keblumus, su kuriais susidurime, ir apsvarstyti, ar galima būtų kažką šiuo klausimu pakeisti, gerinant mūsų rezidentūros kokybę. Ir šios diskusijos metu planuojame pristatyti plačiau visus argumentus prieš ir už perėjimą, kuomet rezidentai liktų tik darbuotojais. Pabandysime pristatyti šią analizę, po kurios seks apklausa, kurios metu norėsime sužinoti jūsų nuomonę, kokia vis dėlto yra jūsų nuomonė, kokia turėtų būti rezidentūros ateitis Lietuvoje. Labai trumpai pasakysiu, kad SWOT analizė yra daroma prieš kažkokį tai projektą, rengiantis užsiimti kažkokią naują veiklą ir išanalizuojant to mūsų projekto galimą naudą, žalą, resursus, kurio jos pareikalautų, taip nusprendžiant, ar verta imtis jo ar ne. Tai šioje SWOT analizėje išsiskiria keletas dalykų, tai yra stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės. Analizės esmė yra būtent išgryninti kiekvieną argumentą, kad galėtumėm susidaryti informuotą nuomonę ir priimti sprendimą. Aš gal tik norėčiau dar pasakyti vieną dalyką. Šita analizė yra padaryta galvojant, kad mes analizuojam tą situaciją, kad rezidentas nebėra studentas, ar ne? Ir mes paaiškinam, kokios tada atsiranda stiprybės rezidentui, tačiau kokios iškyla silpnybės, grėsmės atsiranda ir vis dėlto kur atsiranda galimybės, ar ne? Pakeitus tą statusą. Bendraujant su užsienio kolegomis ir semiantis patirties iš jų, pasirodo, kad Lietuva yra viena iš tų nedaugelio šalių Europoje, kurioje rezidentai yra ir studentai. Buvo labai įdomu, kaip jie tvarko savo rezidentūrose ir pagal tai mes pagalvojame, kodėlgi mums kažko to inicijavus. Reikia pagaliau žiūrėti, kokius mes galime konkrečius žingsnius priimti, kad gerėtų rezidentūrų kokybė. Tvarkoj. Galime judėti į priekį? Tai pradėsim nuo vidinių tikriausiai. Ir pirmą punktą, kurį mes turim, tai yra realius pokyčius, realius poreikius atitinkantis darbo laikas ir pilna darbo valandų apskaita. Kodėl tai yra svarbu? Dabar susidurėm su tokia dviprasmiška pakankamai situacija, kada turim apskritai labai trumpą darbo valandų savaitę, 38 valandas tik tai. Dėl to realybė yra taip, kad mes dirbam eilę viršvalandžių. Dabar, jeigu tu atidirbai savo darbo laiką, po to prasideda tavo studentiškos valandos, kuriuose tu turi mokytis. Ir mūsų nuomonė, jeigu mes atsisakom to studentiško statuso, dingsta universiteto arba rezidentūros bazės motyvas tau dirbti viršvalandžius, vadinant juos mokymosi valandomis. Tai reiškia, jeigu tu iš tiesų dirbi viršvalandžius, jie tau privalo būti apmokestinami pagal darbo kodeksą. Jaunieji gydytojai, rezidentai specifiškai dirba daug antisocialinių valandų, tai naktiniai budėjimai ir darbas šventiniam dienom. Ir turint tokią gan rigidišką etatinę struktūrą, tos valandos tiesiog atima laiko iš tavo dieninio darbo. Tai čia pakankamai yra nenuostabu, kad iš tiesų tos valandos yra pakankamai trumpas. Jeigu per savaitę tu turi nors 24 valandų budėjimą, automatiškai tai savaitė tu lieka oficialiai tik 14 valandų, tai yra per 5 darbo dienas. 4 likusias, tarkim, kiek čia išeina po 3,5, absoliučiai nelogiška. Jeigu mes galvosim apie europinio standarto rezidentūrą, kuomet iš tikrųjų tų kompetencijų gauti reikia be proto daug, tai absoliučiai nerealu įvykdyti jas visas. Antras punktas, visas pajamas sudaro alga, kuomet didėja motinystės tėvystės atostogų ir ligos atveju išmokos. Tarkim, jeigu tu išeini akademinio atostogų dėl tėvystės arba motinystės, visas tavo pajamas tuo metu sudaro atlyginimas. Taip, manau, kad čia reikėtų akcentuoti, nes yra pagrindinė tokia kaip grėsmė, kurią mato žmonės, tai kad vienintelis siūlymas, su kuriuo mes sutiktumėm perinant prie viengubo statuso, tai kad mūsų pajamos rankas išliktų tokios pačios, tačiau jos būtų algos pavidalu. Čia labai svarbu. Turi taip. Galime iš karto paminėti kitą tokią stiprybę, kad jeigu tavo alga, tai yra bazinė alga didėja,
kaip jau sakėm, rezidentai dirba daug antisocialinių valandų, automatiškai didėja tavo priedai už naktinį darbą, darbą šventiniam dienom, sekmadieniais ir panašiai. Toliau, teisės pareigas kaip gydytojų specialistų, tai yra darbo ir saugos priemonės, kvalifikacijos kėlimo galimybės. Pakankamai platus punktas. Kodėl? Tai kad vienas dalykas, kalbant apie mūsų teisinį reguliavimą, apskritai teisinį rezidentūros reglamentavimą, kuris yra apibrėžtas 4 nacionaliniais įstatymais, kur yra aprašytas mūsų kompetencijos, teisės ir pareigos. Tačiau kiekviena sveikatos priežiūros įstaiga, kaip elementari įmonė, turi teisę parašyti kažkokius atskirus pareigybinius nuostatus tau, kaip tu turėtum dirbti ir ką tu turėtum tenai veikti. Ir mūsų atliktoje analizėje mes turim be galo daug punktų, kada žmonės negali atlikti kažkokių veiksmų. Ir ypač juokinga tai pasidaro, kuomet pediatras negali išrašyti pažymos vaikui į darželį. Kuomet 4 metų kokios nors terapinio profilio rezidentas negali konstatuoti mirties faktų ir išduoti mirties liudijimą. Tai jeigu paliktų visą tai kaip tik darbuotoją, automatiškai būtų siekiama tas pareigybės perrašyti ir palikti jas pagal nacionalinius įstatymus, kur iš tikrųjų mums duoda labai daug ir kompetencijų, ir pareigų, ir teisių. Dabar dėl darbo ir saugos priemonių, tai kada paprašai skiepų, tarkim, nuo hepatito B, kas priklausytų visiems, tai prasideda toks žaidimas. Rezidentūros bazės vadovas sako, jūs kaip studentai prašykite iš universiteto, nes lyg tai buvo ten kažkokia programa, universiteto vadovybės paprašai tą paties, tai sako, bet jūsgi darbuotojai, jums priklauso pagal darbo kodeksą, prašykite rezidentūros bazės vadovą. Tai toks mėtymas iš vienų vartų į kitus mus pastato į tokią poziciją, kur liekam iš tikrųjų be nieko, nors priklauso nuo abiejų pusių, bet iš tikrųjų neduoda nei vieną. Nes esant darbuotojai, tai reiškia, mums viskas priklauso kaip ir visiems kitiems darbuotojams pagal darbo kodeksą. Reikėtų paminėti, kad jau dabar mūsų kompetencijos yra reglamentuotos kaip etapinės kompetencijos. Jeigu teoriškai pasikeistų statusas tiktais į darbuotoją, išliktų visi aktai, kurie reglamentuoja, kada gydytojas rezidentas gali dirbti savarankiškai. Aš asmeniškai lygiai taip pat manau, kad esminiai dokumentai reglamentuojantis rezidentų darbą, jie greičiausiai iš esmės nesikeis. Bet reikėtų priminti, kad tikriausiai kiekvienam iš mūsų būtų sveika paskaityti pavyzdinius gydytojo rezidento nuostatus. Ten labai aiškiai viskas parašyta. Jeigu tu praėjai atitinkamą ciklą ir gavai už tai parašą, reiškia automatiškai tu gavai tą kompetenciją. Ir tą kompetenciją tu gali toliau naudoti savo rezidentūros metu. Tai reiškia, kad nėra taip, kad privalu dengti tave ant popieriaus, nes tavo kompetencija yra užtvirtinta tavo dieninė. O įstaiga, kurioje rezidentas daro tą savo darbą, bus suinteresuota, kad jis tą įgūdį gautų. Aiškiai reglamentavus kiekvienoje įstaigoje, kuri duoda darbo vietą etapinę kompetenciją, tokių neaiškumų turbūt nebeliktų. Čia galbūt reikėtų tokios trumpos įžangos apie tai, kad apskritai mes turim curriculum-based, o lietuviškai tai tikriausiai būtų cikliniais aprašais grįstą rezidentūrą. Mūsų draugas iš Anglijos chirurgas, kuris turi aortos ligų ciklą, pasistavęs 2 aortos ligas ir baigęs rezidentūrą, teoriškai turi kompetenciją operuoti tas aortos ligas. Nors kažkiek būtų perėjimas prie kompetencijomis grįstos rezidentūros, reiškia, jis negalėtų gauti licencijos, ne tik nepasistavęs, bet ir netlikęs tam tikro skaičiaus tų aortos operacijų. Tik tai tiek, kad visiems gali būti pakankamai sunku pereiti visą tai, todėl kad automatiškai visų mūsų garbingų mokytojų požiūris automatiškai jaunąjį gydytoją turės keistis kardinaliai. Požiūris į rezidentą turėtų keistis, kad rezidentas nebūtų traktuojamas tik tais kaip kažkoks tai padėjėjas, kuriam galima deleguoti jo kompetencijos netitinkančius darbus, tačiau kaip visų pirma vertinga darbo jėga. Tai čia visiems automatiškai krenta ta atsakomybė. Tiek mokytojai turi sudaryti atitinkamas sąlygas, kad įgytum tas kompetencijas, tiek pats rezidentas turi būti pakankamai aktyvus, kad jas įgautų. Reikia pradėti galvoti nuo paties savęs. Simona, kažką gal pasakytume apie atostogų grafiką? Ir apskritai atostogos yra gana sudėtingas dalykas, nes jeigu esame studentai, tai universitetas diktuoja seminarų ir paskaitų planą
ir tuomet atostogauti, pavyzdžiui, rugsėjį arba spalį tampa nebeįmanoma, nes tuo metu universitete prasideda aktyvūs mokslai. Tiesa, aš galbūt tik tai dar pridėčiau, kad čia tokia sistema, kada išėdamas į kitą rezidentūros bazę pasiėmė neapmokamas atostogas yra Kauno klinikose, bet aš žinau kitų ligoninių, kaip pagrindinių rezidentūros bazių, iš kur tu išėdamas į kitą rezidentūros bazę, tu išsidarbini ir nuėjęs į kitą ligoninę ciklui, 1 mėnesio ciklui, tu įsidarbini. Automatiškai visos tos apmokestinimas atostogos, jų dienos yra prarandamos. Nėra prarandami pinigai, kadangi tau išmokama kaip priedas už neišnaudotas atostogas, bet dienų apmokestinimo atostogų tu neturi. Turime tokias tendencijas, kad pirmamečiai ima atostogas tą mėnesį, antramečiai tą mėnesį ir turime tokius mėnesius, kuomet rezidentų beveik nėra ligoninėje, kas sukuria netolygus tarp prieinamumo specialistų pacientui, nežinia kaip tai atsiliepia ir gydymo rezultatams. Ar galime eiti prie silpnybių? Eikime. Na, visiems pakankamai smagu naudoti Lietuvos studento pažymėjimą ir naudotis visokiam lengvatom, bet atsisakius studentiško statuso dėja prarandamas būtų Lietuvos studento pažymėjimas ir automatiškai su juo visos gaunamas lengvatos. Lygiai taip pat ir teisę gauti tarptautinį studento pažymėjimą. Na, taip pat kai kurios konferencijos, kuriuose yra lengvatos taikomas studentams. Tai tektų visiems iš principo taip susitaikyti su to, kad tų lengvatų nebūtų, bet automatiškai, jeigu mes galvojame apie tai, kad bazinė alga būtų didesnė ir pajamos už socialinės valandas būtų didesnės. Toliau, prarandamas priėjimas prie universiteto bibliotekos išteklių. Na, čia toks sąlyginis, aš pavadinčiau sąlyginę silpnybę, todėl kad pagal Lietuvos bibliotekų įstatymą iš tikrųjų visos jos turi būti atviros absoliučiai visiems. Todėl šita silpnybė yra sąlyginė. Aišku, negalėsi naudotis tikriausiai iš namų arba neštis kažkokių leidinių. Tačiau bet kokia atveju rezidentūros bazės, man atrodo, čia yra kiekvienos iš jų garbės reikalas turėti atitinkamus prisijungimus prie dažniausių mokslinių žurnalų ar kažkokių duombuzių. Be to, jaunųjų gydytojų asociacijos nariai gali naudotis Lietuvos medicinos bibliotekos VPN prisijungimu ir visus straipsnius, kurių jiems reikia, skaityti juos patogiai iš namų. Tai va, toliau nelieka galimybės aplikuoti į rezidentų judumo fondą. Fondas iš principo yra iš stipendijų į likučių. Tai yra tos stipendijos, kurios likusios nuo tų, kurie išėjo tėvystės motinystės atostogų, nutraukė studijas dėl kažkokių priežasčių ir taip toliau ir panašiai. Lygiai taip pat neabejoju, kad kiekviena rezidentūros bazė lygiai taip pat būtų jų garbės reikalas ieškoti atitinkamų išteklių, jeigu jaunasis gydytojas ar rezidentas iš tikrųjų atliktų mokslinius tyrimus, kurie kelia įstaigos prestižą. Galime eiti prie išorinių faktorių. Išoriniai faktoriai reiškia tai, kad kas galėtų atsitikti, ko mes iš tikrųjų negalime iš esmės pasakyti, ar tai atsitiks ar ne, tačiau galime įtakoti tiek galimybės, kad jos pasireikštų, tiek grėsmes mums yra svarbu atpažinti ir daryti veiksmus, kad jos padarytų kuo mažesnę žalą. Reikėtų paminėti, kad lėšos, kurios yra skirtos rezidentūrai be algų ir stipendijų, kurias gauname mes, dar daugiau negu trečdalis sudaro lėšos, kurios patenka į universitetus rezidentūros studijoms vykdyti, tai yra seminarai ir kitos priemonės. Na, padiskutavus su kolegomis iš vakarų ar iš šiaurės, kyla klausimas, kiek tų seminarų yra iš tikrųjų poreikio arba paskaitų, kuomet tu esi jau po 6 metų studijų ir tavo pagrindinis akcentas turėtų būti mokymasis prie paciento lovos, todėl galbūt tų lėšų perskirstimas, užuot optimizavus, restauravus auditorijas, jie skirti elektroniniams dienynams, kur yra absoliuti būtinybė mūsų rezidentūroje, būtų tikrai labai svarbi galimybė. Aš dar gal norėčiau pridėti tai, kad dabar vyksta kaip visi pinigai eina į universitetą, yra viena universitetinė ligoninė, kaip yra pagrindinė bazė, pavadinkim taip, ir visas kitos periferinės Lietuvos bazės yra tvirtinamos tos vienos pagrindinės universitetinės. Jeigu mes turėtumėm sistemą, kuomet kiekviena ligoninė pagal savo atitinkamą lygmenį būtų kažkokia rezidentūros bazė autonominė, mes sukurtumėm tokią laisvą rinką, kuomet jos tarpusavėje konkuruotų dėl tų jaunųjų gydytojų rezidentų, kurie ateitų pas juos dirbti, mokytis
teikti sveikatos priežiūros paslaugas ir kurti atitinkamai produktą. Vadinasi, galim pasakyti pavyzdį, kad, tarkim, angiochirurgai galbūt nuo šiol visą laiką važiuos tik į Klaipėdos ligoninę mokytis operuoti aortų, ar ne, nes ten bus geriausia bazė tam paruošta. Ir ta ligoninė iš esmės pati sukurs tokią aplinką, nes jau tam kraujagyslių chirurgijos rezidentui nebereikės būtinai šito įgūdžio išmokti vienoje iš 2 ligoninių universitetinių. Tikrai taip. Gerai, einame toliau. Atlyginimų didėjimas kartu su etapiniam kompetencijom. Aiškiai reglamentavus kompetencijas būtų nurodoma surinkus tam tikrą procedūrų skaičių. Gydytojas rezidentas laisvai tas procedūras gali atlikti pats ir tai žymėti statistinėme lape, su kuo ateina galimybė, kur yra gan reta Lietuvoje, kad gydytojas gautų tą atlygį už atliekamą darbą. Ne už tai, kad tu ateini ir būni gydymo įstaigoje, tačiau už tai, ką tu padarai. Tai aš, kadangi esu Martynas ir Karolis mažiau laiko praleidžia turbūt terapiniuose skyriuose, aš pastarosius 2 metus ten tik tai ir bazavausi, tai reikia prisiminti, kad rezidentai mėgstami vadinti rezistentais arba asistentais tose skyriuose. Ir tai yra visai natūralu, nes jie nešioja tą studento pažymėjimą, turi savo studento statusą ir visas medicinos personalas į tą pramigruojantį būsimą kažkokį specialistą ar ten gydytoją žiūri su tam tikru nepasitikėjimu ir lygiai taip pat ir pacientai elgiasi. Ar ne? Jie sako, pas mane šiandien nebuvo gydytojo, buvo tik asistentas atėjęs. Tai reikia manyti ir tikėtis. Aišku, viskas priklauso, kaip mes nekartą sakėm šito pokalbio metu, nuo mūsų vidinio požiūrio kiekvieno, bet reikia manyti, kad gavus atsakomybę tiesioginę būti jaunuoju gydytoju, o ne studentų, tai atsiras ir pacientų bei kolegų požiūris toks rimtesnis. Nes dabar, kaip Martynas sakė, kartais rezidento yra prašoma atlikti visai su jo kompetencija nesusijusius darbus, nešioti dokumentus ir panašios užduotis vykdyti. Aš asmeniškai nesu tikras, kad vien panaikinus studento statusą pasikeis visuomenės požiūris. Tai nes klausimas, ar visuomenė žino apskritai mūsų tą situaciją tokia. Kame čia yra blogis, kad mes esame tiek darbuotojai, tiek studentai. Apskritai visuomenė, man atrodo, žiūri kaip į praktikantus, kurie praktikuojasi ir treniruojasi ant gyvų žmonių. Ir čia iš tikrųjų dar viena tokia problema atsiranda, kad kartais tas rezidentas, man dėja taip yra buvę, nežinau, gal čia mano asmeninė problema, kad tu kartais ne visai supranti savo padėtį skyriuje, ar ne? Viena vertus tu ateini ten rotacijai tik tai porai mėnesių, neturi ten tam tikrų įgūdžių, bet gal truputį ir turi tų įgūdžių, tai žodžiu, tokių nesusipratimų atsiranda. Tai turint juodo ant balto parašytas visas savo uždirbtas ir neuždirbtas kompetencijas, visiems turbūt mažiau klausimų iškiltų apie tai. Iš tikrųjų būtų puiku, nes kai tave pamato pakankamai jauną ir klausia, kas čia operuos, ir aš operuosiu, ir žiūri pakankamai nepatikliai. Bet kai pasakai, ponė, aš jau 40 kartų esu šitą procedūrą daręs, tai automatiškai tada požiūris pasikeistų. Einame prie 2 punktų, kurie yra iš tikrųjų susiję tarpusavėje labai, tai yra daugiau asmenės atsakomybės už rezidentūros plano įvykdymą ir perėjimas nuo ciklinio mokymosi iki kompetencijomis grįsto mokymosi. Taip, bet gal nuo to reikėtų ir pradėti, kad kai perėjusim nuo kurikuliumo iki kompetencijų, tai tada automatiškai užgriūva visiems daug asmenės atsakomybės, todėl kad reikia galvoti, kaip man iš tiesų užpildyti tą elektroninį dienyną ir kaip paimti tos visus skaičiukus, kad iš tiesų atlikčiau tas visas procedūras. Klausimas, sako, trūksta gydytojų ir trūksta periferijai, centre jų yra per daug, tai galbūt galima tada būtų objektyviai vertinti, kiek tam tikroje ligoninėje, jos skyriuje guli įvairių pacientų su tam tikra patologija, tarkim pagal TLK kodą, ar atliekama tam tikrų operacijų ir sugretinus šios rodmenis su UMS teikiamus rekomendacijomis pasimatytų, kiek iš tikrųjų rezidentų gali priimti tą ligoninę. Tai čia labai svarbu, ką Martynas pasakė, visi turime aiškiai tai išgirsti, kad labai gali būti, jog keičiantis rezidento statusui pasikeistų skaičiai, kiek rezidentūros vietų turi būti kasmet sukuriama, kiekgi tų aortų kraujagyslių chirurgui reikia išoperuoti
ir iš kur tų aortų gauti, ar ne? Kiek jų reikia naujų priimti. Dirbti pedagoginį darbą. Dauguma rezidentų dabar jau šiaip ar taip dirba pedagoginį darbą, ar ne? Ir veda darbus medicinos studentam, ypač pradėję jau specialybinius metus, tačiau jie tai daro neoficialiai. Karoli, kodėl jie tai daro neoficialiai? Jie teisiškai negali būti įdarbinti asistentais, ar ne? Teisiškai jie galėtų būti įdarbinti asistentais, čia nėra didelės problemos. Bet aš žinau, kad tarkim LSMU administracijos pozicija yra ta, kad negalėtų oficialiai būti universiteto darbuotojas, dėstytojas, kai tu pats esi studentas šiuo metu. Tai lygiai taip pat. Pozicija yra teisinga, ar ne? Tai yra visai logiška pozicija. Kaip ir logiška, lygiai taip pat kaip ir su doktorantūra, kad negali gauti 2 stipendijų. Tai va, tai atsisakė šito statuso, kaip ir dirbti visus šitus. Nes kita vertus mes pabaigę savo studijas turime magistro laipsnį ir kitose universitetuose magistrantai sėkmingai vadovauja bakalaurų darbams, ar ne, ir būna dėstytojais. Tai čia tiems studentams, kuriems tai yra svarbu ir aktualu, tai irgi yra labai svarbus palengvinimas kažkokiam akademinės karjeros kelyje ir taip toliau. Tai mes visi esam baigę magistrą, taip kad turim teisę bet kur dėstyti iš principo. Yra toksai kitas punktas, kurį mes išskyrėme, jis toksai gan sunkiai įvardyjamas oficialia kalba, tačiau daugelis sako, kad, ypač kalbant apie chirurginės specialybės, kad praleidus 2-3 metus universitetinė bazė ir po to išvykus į vadinamą periferinę ligonę per 1 ar 2 mėnesius, įgyjama tiek pat kompetencija, kiek per tos metus. Universitetinė gydymo bazė yra sunku pradėti rinkti kompetencijas, tuo tarpu ligoninėse, kur labai trūksta gydytojų, jauni gydytojai yra laukiami. Čia irgi būtų kaip didžiulė galimybė, kurią kompetencijų atžvilgių matome mes. Čia vėlgi tas pats niuansas, kada visas tas prieimimas rezidento į periferinę ligoninę kaip gydymo įstaigą būtų kontroliuojamas ne universitetinės bazės ir ne universiteto administracijos, bet tos ligoninės tarpusavį tiesiogiai konkuruotų dėl specialisto, kad jis ateitų pas jį. Dar viena įžvalga dėl neapmokamų atostogų. Studijų reglamente nėra tokios sąvokos kaip neapmokamos atostogos. Suprantate, ta prasme, mes turim dirbti tiek pagal rezidento pareiginius nuostatus, tiek pagal sveikatos priežiūros įstaigos vidaus taisyklės, lygiai taip pat vadovautis rezidentūros reglamentu ir universiteto studijų reglamentu. Ir tada taip išeina, kad su visais 4 dokumentais turiu aš pagal juos dirbti, bet turiu išeiti neapmokamą atostogų, o man, aiškiai, studentas, negaliu. Daug auklių vaikas be galvos ar kažkas panašaus, tai taip pat ir tu, kuomet turi 2 statusą, nelabai žinai, kaip pačiam orientuotis ir kas vis dėlto reglamentuoja tavo veiklas, kaip ir tie patys žmonės, kurie atsakingi už tavo rezidentūrą, kartais pasimeta šitam labirinte. Tai mes turbūt toliau kalbėsim apie rezidentūros vietų paskirstimą pagal realų poreikį, ar ne? Galim, būtent. Skaitant šitą punktą, turbūt supranta jaunieji gydytojai, kad šitai reiškia, jog ne visais metais atsiras jų norima rezidentūros vieta ir tų rezidentūros vietų bus tiek, kiek reikia valstybei, ar ne? Jau kalbėjom čia apie chirurgus, atsiras ir kažkokių terapeutų, gal mažiau arba daugiau ir taip toliau. Čia reiktų labai aiškiai pasakyti, kad stojimas į rezidentūrą ir norėjimas tos specialybės tada nieko nereiškia, nes ką tu veiksi, jeigu tu ją pabaigsi, bet darbo neturėsi. Net jeigu tu padarysi laisvą etatą, bet bus produktų specialistų ir nebus pakankamas kiekis pacientų, kaip tu su jais dirbsi ir kaip tu toliau išlaikysi savo tą kompetenciją gautą. Taip, reikia atsižvelgti, kad tas poreikis yra toks, koks yra pas mus. Kai kurios specialybės redikuojasi, kitų specialistų, galima pasakyti, yra prikepta labai daug, keliems ar keliasdešimčiai metų į priekį. Čia kitas dalykas, kurį reikia turbūt pabrėžti, kad galbūt, nežinau, kiek aš galiu komentuoti, kas buvo sovietiniais laikais, tačiau tas mąstymas, jog turi gauti atlyginimą už etatą, už tai, kad atėjai į darbą, jis irgi turėtų išsibraukti iš mūsų galvos, kadangi gydytojas, kaip ir kiekvienas kitas paslaugų teikėjas, jis jau uždirba atlygį, sukurdamas produktą ir tas produktas yra paslaugos teikimas. Reikėtų mums įsisavinti, kad gydytojai uždirba daug kitose šalyse, nes dirba labai daug. Ir reikia paklausti galbūt savęs paties,
kiek per rezidentūrą mes šiuo metu sukūrėme produkto ir jeigu mes norime to didesnio atlygio, sprendimai yra gana aiškus. Kai mes pradėjom kalbėti apie šitus klausimus, manęs pradėjo kaip rezidentai, jaunieji gydytojai sakyti, tai kas mumis rūpinsis, nes nors Karolis minėjo, kad kartais ta atsakomybė yra mėtoma iš vieno į kitą, nuo ligoninės prie universiteto ir atgal, bet rezidentai vis tiek žino, kad jie turi ką kreiptis, kad jie turi po diplominių studijų centrą ar kažkokį kitą vienetą, kuris galiausiai turi kažkaip vis tiek jau pastovėti už juos ir jų teisės. Tai jeigu mes atsisakom šito statuso, kas atsitinka toliau, ar ne? Labai svarbus klausimas. Gal pradėkime nuo to, kad po diplominių studijų centras iš principo turi rūpintis rezidentais kaip studentais, o rezidentais kaip darbuotojais rūpinasi ligoninės administracija. Ir jų teisės ginti kaip darbuotojų turėtų profsąjunga, kuri šiuo metu turėtų būti Lietuvos gydytojų sąjunga. Kaip turėtų arba galėtų būti. Europos šalių patirtis sako, kad jie turi atitinkamus visiškai autonomiškus organus, tai gali būti medical chamber, gali būti kažkokie medicinos rūmai, kur yra atitinkami specialistai, kurie vertina tavo dienyną, kurie vertina tavo įgytas kompetencijas ir už tai automatiškai išduoda licenzijas. Dar šiuo metu Lietuvoje licenzijas išduoda valstybinė akreditavimo tarnyba, kuri yra prie sveikatos apsaugos ministerijos ir jinai nėra surišta su universitetu iš principo nekaip. Jeigu mes galvotumėm imti konkrečiai kažkokios šalies patirtį ir įkurti kažkokį medical chamber, kuris visą tai prižiūrėtų, susidurtume su pakankamai nemaža problema, kad Lietuva yra labai maža šalis. Ir automatiškai tos mažesnės specialybės, tie žmonės, specialistai, kurie yra aukšto lygio, turi didelius autoritetus, turi aukštus mokslinius laipsnius, jų yra vienetai. Bet kokiu atveju jie dirba universitetinėse struktūrose ir didžiosios rezidentūros bazėse. Galbūt reikėtų pagalvoti apie tai, kad perėjus nuo cikliniais aprašais grįstos rezidentūros į kompetencijomis grįstą rezidentūrą, automatiškai turi visiems smarkiai kilti atsakomybė dėl to, ar iš tikrųjų gavai ten tą kompetenciją. Aš manau, kad mes dar patys nesam pakankamai rimtai pagalvoję apie tai, kas iš tikrųjų galėtų kontroliuoti rezidentūros procesą. Taip, iš tikrųjų, čia, kaip sakėm, galbūt čia 10 metų planas, galbūt kurio tik tais pradžia čia yra. Nereikia daryti skubotų sprendimų, nes tikslas vis dėlto yra ne kažko atsisakyti ir gauti, tačiau tapti kompetitingais specialistais, tai gerinti savo studijų ir darbo kokybę. Aš manau, kad čia bus didžiulis dėrybų objektas į tokią kontroliuojančią instituciją, kur mes šiuo metu neturim net vizijos. Bus įdomu. Ir galima aptarti punktą anksčiau ir vėliau gauti specialistų licenciją. Perėjus prie kompetencijomis grįsto mokymosi metodo, viskas keičiasi. Nereikia perėti per tam tikrus ciklus ir gauti parašų už tai, tačiau reikia ir gauti įrodymą, jog esi kompetitingas gauti savo srities licenciją, pavyzdžiui, chirurginėms specialybėms atlikti tam tikrą skaičių procedūrų ir su tuo savo elektroninio dienyno ar kokioje kitos formos įrodymu kreiptis į akreditavimo tarnybą. Galima žiūrėti tai, kad galima gauti ir anksčiau tą licenciją, jeigu esi žmogus, kuriam labai sekasi gauti daug pacientų arba kuris greitai dirba. Tačiau iš kitos pusės galima žiūrėti, jog gali gauti ir vėliau specialistų licenciją, bet vėlgi čia yra labiau kaip galimybė negu kad grėsmė, nes įgauni galimybę tapti nepriklausomai praktikuojančių gydytojų tada, kada jauti ir jau gali dirbti savarankiškai. Einam toliau. Dėl gydytojų prieinamumo judėjimo Lietuvos mastu. Atsiradus požiūriui į jauną gydytoją kaip į tokį žmogų, kuris savo kompetencijas po truputį kvalifikuotai gauna žingsnis po žingsnio, atsiras galimybė pacientams greičiau gauti tam tikras specializuotas konsultacijas. Tam, pavyzdžiui, kardiologijos 3 metų rezidentas jau dažnai būna puikiai valdęs kardioechoskopijos įgūdį, ar ne? Jisai geba nuimti vaizdus, juos interpretuoti ir daryti išvadas. Mes susidurėme, kad universitetinėse ligoninėse tikrai dažnai būna per daug rezidentų ir jiems neužtenka krūvio įgyti kompetencijoms,
tuomet perėjimas galbūt ar pirmose rezidentūros metuose į akredituotas kitas rezidentūros bazės, daugelis stacionarų yra antro lygio, o ten gali dirbti tikrai kompetitingai ir jaunieji gydytojai savo rezidentūros pirmųjų, antrųjų, trečiųjų metų eigoje. Būtent ir apskaitai man klausant visos šitos diskusijos, norisi pabrėžti, kad pasikeitus šitam statusui, aš tikiuosi, kad ir jūs tą girdit, ne tik aš, mes tikimės, kad visuomenė supras, kad verta pasitikėti ir tais gydytojais, kurie dirba antro lygio ligoniniai, kad jie irgi teikia puikias paslaugas, jie geba daryti puikius klinikinius sprendimus ir ten jaunas gydytojas irgi gali išmokti dalykų. Tokiu būdu būtent užtikrinamas paslaugų prieinamumas visoje šalyje, nėra šiek tiek nuimamas perteklinių antro lygio paslaugų krūvis nuo tų ligoninių, kurios jų neturi teikti ir visiems nuo to tik geriau. Visi turi daugiau atsakomybės, taip, visi turi daugiau atsakomybės, visi turi daugiau pareigų, bet visi turi ir daugiau laisvių, ir daugiau teisių. Ir JGA tiki, kad jaunieji gydytojai nebijo turėti atsakomybių ir pareigų. Tai yra vienintelis kelias turbūt tiek į profesinę kompetenciją, tiek jeigu taip dažnai akcentuojama kažkokį tai materialinį atlygį, tai pinigai nekrenta iš dangaus, tu arba turi prisimti papildomą atsakomybę, arba sukurti daugiau paslaugos. Dar skubant reikėtų paminėti būtinai tokią galimybę, kaip angliškai čia parašėme part-time residency, tai galimybė įvedus kompetencijomis grįstą mokymosi metodą, kad grįžti į rezidentūros studijas, pavyzdžiui, po dekretinių atostogų ar kitų veikų, kuomet rezidentūrai negali skirti 100% laiko, būtų daug paprasčiau. Tiesiog reikia surinkti tam tikrą skaičių kompetencijų, kuomet cikliniais aprašais vysto mokymosi metodu dalinė rezidentūra, part-time residency yra beveik neįmanoma. Ir turbūt apskritai turint studento statusą, jinai yra neįmanoma, kaip Karolis minėjo, ar ne? Mes neturim teisės nemokamą atostogą, tai lygiai taip pat turbūt neturime teisės būti tik iš dalies studentais tam tikrą dienos metą. Taip? Tas yra ciklas, yra aprašas, kuriuo tu turi vadovautis ir nei daugiau, nei mažiau. Gerai, tvarko, einame prie grėsmių. Karoli, supažindinimus su grėsmėmis. Tokia grėsmė gali sumažėti akademinių veiklų rezidentūros metu. Pavadinčiau irgi tokia dalinė, nes kai kuriuose rezidentūrose tos akademinės veiklos yra apvertinos. Tai iš principo pakeitus tą modelį, netekus studento statuso, rezidentūros bazė turėtų pilną teisę legaliai iš viso nevykdyti nei seminarų, nei paskaitų. Ir reikia suprasti, kad ne visi čia akademinės veiklos, tai gal turime omeny truputį ir mokslinės veiklos. Tai dabar yra tokiu atveju, kai rezidentui yra primetama kažkokia mokslinė veikla ir jis visai jos nenori vykdyti, jis nori visai kitus įgūdžius ten, tarkim, mokytis. Tai jeigu rezidentas nebėra studentas, tai jo klinika nebegali jam primesti pareigos vykdyti ten kažkokius tyrimus ar panašias užduotis. Reikia vėlgi suprasti, kad čia ateina ta asmeninė atsakomybė. Mes ateiname po 6 metų medicinos studijų ir visgi tas, kad kažkas turi pasirūpinti tavo akademiniu tobulėjimu, tai sukelia tokį priverstinį neįgalumo pojūtį. Lygtais, jeigu nebus seminaro, tai aš negalėsiu kažkaip tai tobulėti. Mes turime perėti prie to modelio, kuris yra mokymasis prie paciento lovos. Šiuo praėjo laikai, kai visos žinios buvo pas profesorius ar kitus lektorius, mes turime vadovėlius ir, kaip sako kolegos iš vakarų mums, mokymasis tai yra šalutinė darbo klinikinio pasiekmė. Tvarkoju, einam toliau. Gali būti, jog pirmais rezidentūros metais bazinė alga bus mažesnė nei dabartinės bendros pajamos. Tai čia iš principo pakankamai nemažai racijos turinti grėsmė, todėl kad bet kokiu atveju pakeitus bet kokią sistemą, tas prieinamasis laikotarpis jisai būna sunkus ir skaudus, dažnai jis nevyksta taip sklandžiai, kaip norėtųsi ir dėl to visai realu, kad tas pajamos pirmom dienom jos bus mažesnis. Bet manau, kad jeigu visas pakeitimo procesas vyktų tikrai sklandžiai ir būtų kontroliuojamas sąžiningai, tai šitos grėsmės gal net ir neliktų. Iš kitos pusės vėlgi, jeigu mes žiūrime tą kompetencijomis grįstą metodą ir atlygį už darbą, pirmaisiais metais rezidentūros tos pajamos tikrai negalima net ir dabar sakyti, kad jos yra
labai skriaudžiančios, tačiau akcentuojame, jog jos nekyla rezidentūros eigoje, kaip pavyzdžiui, kad pirmų metų rezidentas pajamos tik tai 60 eurų yra mažesnės negu, kad, pavyzdžiui, Karolį neurochirurgų, kuris pirmų numerių atlieka tam tikras procedūras. Ir čia reikia išvelgti, aš nežinau, ar galima tai pasvardinti grėsmę, bet labiau realybė, kad tam tikros specialybės iš tikrųjų, kaip ir visame pasaulyje, vienas uždirba daugiau, kitos uždirba mažiau. Tos specialybės, kurios atlieka mažiau procedūrų ar turi mažiau budėjimų, joms taip pat yra atlygis ne iš karto taip greitai didėtų. Iš pradžių ne visos rezidentūros bazės gali būti pasirūpinusios rezidentų apgyvendinimą. Čia taipogi tokia relatyvi grėsmė, kadangi jau dabar, kadangi yra, kaip visuomenė yra teigiama, kad yra didelis gydytojų specialistų trūkumas, tai sako, jeigu tu jaunas ir tik atvažiuok pas mus, mes tau duosim viską, skaitant būstą, automobilį, asmeninį vairuotoją ir ką tik nori. Tai aš manau, kad iki to laiko jau bus pakankamai nemažai pasirūpinusios tos bazės rezidentų apgyvendinimu. Iš kitos pusės, nebejotinai dalis rezidentų rinksis atitinkamą bazę ir priklausomai nuo geografinės padėties, savo tėviškų šaknų ir panašiai. Apie bendrabučius, ar ne? Tai lygiai tas pats ir bendrabučiams galioja. Jeigu tau nėra būtina atlikti rezidentūros Vilniuje arba Kaune, tai galbūt tau ir nereikės bendrabučio, kad jį išnuomotum. Ir gyventų būtent tame mieste už mažesnę kainą, ar ne, kur būsto nuomos kaina yra pakankamai didelė. Tai toks. Ir kita vertus, jeigu tu gauni pakankamai gerą atlyginimą, tu turbūt gali sau leisti išnuomoti kitokį būstą, kuriame gali reziduoti. O vėlgi, jeigu traktuojant, kad rezidentūros bazė gali suteikti apgyvendinimą savo įstaigoje dirbantiems jauniesiems gydytojams, tai rezidento statusas čia vėlgi nebūtų būtinas. Privaloma karinė tarnyba, jeigu mes prarandame studento statusą ir esame dabar tik tais darbuotojai, kaip būtų su jie? Tikrai nežinau, bet asmeniškai manau, kad valstybė tikrai negalės suleisti pačiupti visus jaunuosius gydytojus į privalomą karinę tarnybą, nes tai būtų tiesiog per skaudu sveikatos sistemai, o iš kitos pusės, jeigu bus privalomoji karinė tarnyba, tai tiesiog, kiek aš žinau, visi tikriausiai po kokios 12 klasės dar prieš iki diplominės studijas visi turės atlikti privalomą karinę tarnybą, o ne gavus medicinos magistro diplomą. Turkuoju, tai iš tikrųjų bandėm čia padaryti greitai, bet užtrukom vis tiek šiokį tokį laiką. Po šitos tinklalaidės kviečiame jūs atsakyti į apklausą, kuria jau greičiausiai su jumis yra pasidalinta. Jinai yra prieinama tiek mūsų svetainė, tiek rezidentų tarybų puslapiuose. Ir išreiškite savo nuomonę, iš tikrųjų, tai kokiųgi pokyčių jūs norėtumėte, žvelgiant į rezidento ir studento statuso ateitį. Mes galime pažadėti, kad jaunųjų gydytojų asociacija vis tiek dirbs be nuolatos, kad galėtumėm užtikrinti optimalią studijų kokybę ir darbo sąlygas, tačiau mes matome šį žingsnį kaip vieną iš esminių, norint pasiekti realių pokyčių mūsų aplinkoje. Dar galbūt pridėčiau nuo savęs, kad tikrai labai kviečiam labai aktyviai sudalyvauti apklausoje, tam, kad mes turėtume realiai jūsų nuomonę ir galėtume tikrai reprezentatyviai atstovauti visose kitose institucijose, kur mes galbūt pradėsim dėrybą šito klausimu. Todėl mums reikia šitų duomenų, tam, kad būtume sąžiningi tiek prieš jūs, tiek prieš save ir tiek prieš tuos, su kuriais mes dėrėsimės. Aš irgi norėčiau pridėti, ypač patiem jauniesiam gydytojam, rezidentam, tarkim, pirmųjų metų, kurie tik neseniai pradėjo savo karjerą ligoniniai, noriu pasiūlyti jums, atsakinėjant į apklausą ir klausantis mūsų, pagalvoti, ar jūs norite, taip kaip dabar jaučiatės pirmų metų rezidentai, dirbantis ligoninėje 8 mėnesius, jūs lygiai taip pat jausitės ir po 3 metų, jeigu jūsų statusas išliks toks pat. Tai va taip viduj pagalvokit, ar tikrai taip yra patogu, ar tikrai yra patogu po 4 metų stebuklingai tapti gydytoju, kuris turi teisę išduoti visus teisinius dokumentus ir taip toliau, ar galbūt įvykiai turėtų klostytis kažkokia kita vaga. Ačiū visiems ir sėkmės pildant apklausą ir iki pasimatymo tolesnėse veiklose. Būtinai užsiregistruokite į JGA forumą Transform ir susitiksime labai smagioje
ne tiek formalioje aplinkoje, kur kalbėsime ne taip griežtai ir galėsime šiek tiek atsipalaiduoti vasaros ritmu. Ir sėkmės, ačiū visiems ir iki. Iki. Iki.